Tekstas netikėtai yra dedikuojamas tiems žmonėms, kurių nesitikėjau nepamatyti antrame ture. Kopiraitas, geras ponios Šparagienės draugas, nusprendė sudalyvauti sleme. Sveiki, ko gero visiems yra tekę susidurti su špagatu. Špagatas ant scenos, špagatas ant ledo, ledinis špagatas, karvės špagatas, moters špagatas, vaikiškas špagatas, vyro rytinis špagatas, skausmingas špagatas, neplanuotas špagatas, krikštynų špagatas, vestuvinis špagatas, kaimo špagatas, špagatas su ragučiais, špagatas 3/4, špagatas nejaučiant ritmo, paprastasis špagatas, indigo špagatas, plaukuotas špagatas, šlakuotas špagatas, špagatas skardinėje, špagatas skardinėje, špinatas skardinėje, špinatų špagatas, šparagų špagatas, špagatas lietuvių kalboje kaip nevartotinas žodis, o jo tikrasis vardas turėtų būti Smetras. Kopiraitas ėmė labiau pasitikėti savimi ir perskaitė antrąjį eilėraštį. Špagatas ir Šparagienė labai vienas kitur rūpinosi. Kartą Šparagienė ėmė baisiai niežėti mamą ir špagatas suskubo ją pakasyti, kokie ilgi nagai tau užaugo. Pastebėjo Šparagienė, dėksodama į subraižytą savo pilvą. Norėdama atsilyginti už suteiktą neniežėjimo malonumą, pasisiūlė nukirpti vyrui nagus. Atsinešė didelę žirkles, suspaudė kairės špagato rankos pirštus ir ėmė išskinti baltas nagų atraižas. Užteks, jau užteks iki mėsų, sušuko špagatas. Pakentėk dar milimetrą, atsakė Špagagienė ir toliau darbavosi žirklėmis. Skauda, jau iki mėsų, kiek tu čia gali kirpti? Šaukė špagatas. Kiek reikės, tiek ir kirpsiu, atsakė Špagagienė ir dar tvirčiau suspaudė špagato pirštus. Iki mėsų! Skausmingai sušuko špagatas ir apsiverkė didelėmis sūriomis ašaromis. Lauke išdygo svogūnai. Perskaitęs šį eilėraštį, Kopiraitas varė toliau. Špagatai pagėčia šparagų tarkavimas, špagatai pagėčia šparagų tarkavimas. Darykit špagatą saugiai, darykit špagatą saugiai. Taigi, vaginagi, kaipgi. Bet šio eilėraščio Kopiraitas skaityti nepabaigė. Į sceną įsiveržė 4 vyrai ir apkaltino Kopiraitą autorinių teisių pažeidimu. Vagi taigi vagina, keturiese čiupo Kopiraitą už pagarbos ir išsivedė lauk, žadėdami padaryti vieną kitą rimtą špagatą.